labai reikėjo tos pergalės, nes po Pasvalio rungtynių turėjom, atrodo, galėjom šansą laimėti ir taip pralošėm. Taip tikrai reikėjo labai pergalės. Džiaugiamės labai šitą pergalę. Kas yra lemiami faktoriai tokioje dvikovoje, kur rezultatas lygus buvo bent kokie 15 kartų? Manau, koncentracija gynyboje, kad nepraleistume tokių smulkių taškų, kad nesusikeistume, būna tokios atakos, kad paėmėm dviesi, nubėgam prie vieno ir pataipam. O tokių reikia, kad mažiau būtų. Čia tas svarbiausia. Šiandien turbūt ir sėkmė buvo nemenkas faktorius, nes tavo tritaškis nuo lentos, Ginto tritaškis nuo lentos, tokie epizodai turbūt iliustruoja, kad fortuna buvo šitoj pusėje. Taip, sėkmė buvo, bet aš manau, mes norėjom laimėti labiau. Ir dėl to mums ir šitoji sėkmė. Ar fizinės jėgos galėjo būti faktorius, nes jie žaidė vakar rungtynes, jūs turėjote 3 dienas poilsio? Galbūt taip buvo, taip, aš manau, nes mes gerai jautėmės tikrai, bet iš tikrųjų iš to gal net fizikai tikrai gerai jautėmės, gal tų klaidų daug, nes noro to daug padarytam puolime ir tikrai per daug klaidų padarėm. Treneris akcentavo prieš rungtynes atkovotus kamuolius puolime varžovų ir tritaškius. Panašu, kad nepavyko iki galo susitvarkyti su tais faktoriais. Taip, nepavyko, tikrai dėja nepavyko, iš tikrųjų sunku žaisti gynyboje, kai jų dideli meta tritaškius, iš tikrųjų labai gerai meta, tai negalim palikti nei sekundės jų. Palikom šiek tiek ir iškart gavom 3 tritaškius šėlės. Paskutinės 3 minutės pats įmetė 7 taškus, nusprendė imtis lyderio vaidmens. Tiesiog tokia situacija gal buvo, gal kažkaip mano kamuolys buvo paskutinėse sekundėse, tai jau reikėjo kažką daryti. Kaip iš savo žaidimo atpratinti tuos gražius epizodus, kuriuos tu bandai vis padaryti, tai perdavimus aliejupus lemiamų momentų? Kraujyje jaugia? Nu, aš tiesiog žaidžiu laisvai, tiesiog, nežinau, aišku, gal perskubu, bet, nežinau, gal kraują jaugia, tiesiog negalvojau, žaidžiu, tiesiog savo malonumui ir aš manau, rezultatas geriausiai man išeina, kai aš taip žaidžiu. Aišku, šiandien biškį klaidų per daug, bet ateityje bus geriau.